Dabar parodysime sandėlių priėmimo operacijas. Turime įeiti į sandėlio operacijas ir paspausti ant gavimų. Atsidarę gavimus matome sandėlio priėmimo dokumentus. Čia matome visas gavimų užduotis, kurios yra paruoštos atlikimui. Įėję į vieną užduotį matom informaciją apie tą dokumentą. Sekančiam tabe matome prekes, kurias reikia atlikti. Ir paskutiniam tabe matom atliktas prekes. Dabar yra tuščia, nes niekas nėra atlikta. Jeigu paspausim pradėti perkelimą, prasideda skanavimas. Čia yra prekės skanavimo langas, kuriame, kai nuskanuojame prekę, atsiranda prekė ir tuomet pradedam tikrinimo procesą. Tai šitaip atrodo langas, kai nuskanuojama prekė. Pirmoje eilutėje matome šaltinio lokaciją, tuomet produktą ir tikslo lokaciją. Tai matom, kad kai kurios lemputės jau yra žalios, kai kurios yra dar geltonos. Kad patvirtinti eilutę, visos lemputės turi degti žaliai. Tai pirmu atveju mūsų šaltinio lokacija jau patvirtinta, nes tai yra iš tiekėjo. Antroji eilutė produktas pasitvirtino, kai jį ką tik nuskanavau. Trečia eilutė vis dar nėra patvirtinta, turiu nuskanuoti tikslo lokaciją, kur padėsiu produktą. Tai nuskanavęs kažkokią tai lokaciją, priskiriu ją šitai eilutei, tuomet įvedu kiekį ir patvirtinu. Tuomet galiu skenuoti kitą prekę. Skanuoti galiu bet kuria tvarka, kokios prekės yra dokumente, galiu jas skanuoti bet kaip, taip kaip man patogiau jas imti iš dėžės, pavyzdžiui, arba iš paletės. Ir ta tvarka galiu ir skanuoti. Galiu taip pat pasirinkti jas ir iš sąrašo. Tai reiškia, pasirinkęs prekę, tada jau man iš karto prekė atsiranda lange, bet produktą vis tiek turiu patvirtinti. Tai reiškia, kol nepatvirtinu geltonų lempučių, tol tos eilutės patvirtinti irgi negaliu. Tai atsiskanuoju prekę. Ir vėl priskanuosiu, kur ją padedu. Ir įsivedu vienetus. Patvirtinu kiekį. Ir analogiškai taip atlieku su visom kitom eilutėm. Jeigu turiu vienetų mažiau, negu pavyzdžiui yra pas mane originaliai, tai tą irgi galiu padaryti. Galiu patvirtinti mažesnį kiekį, negu jis pas mane yra gautas. Tai turim ir papildomų funkcijų, tai šituo atveju galim pritaikyti visą eilutę, bet tai yra jau papildoma funkcija, tai galima ją darbuotojam, vadovam arba panašiai duoti dėl greitesniam darbui. O kas liečia paprastą eilutės perskelimą, tai yra šitai. Pasitvirtinam prekę, įsivedam, kad gavom mažiau, tik tai 7 vietoje 8 ir pasitvirtinam lokacijai, kur tą prekę priskiriam. Ir vienas vienetas lieka, jeigu jo negavom, tai netvirtinam, jeigu gavom, patvirtinam viską, atliktos eilutės matosi atliktam tabe, jas galima, jeigu norim, galima grąžinti, atlikti iš naujo, jeigu kažką ne tai padarėm. Ir viską padarę, patvirtinam perkelimą ir dokumentas baigtas.